Oh yeah. Sveiki. Noriu pasidalinti istoriją, kurią pavadinau brolių istorija. Šį savaitgalį, važiuodamas riedučiais, sutikau šeimyną. Ir pamačiau, kad tai yra vyras iš mano mokyklos. Po kurio laiko pamačiau vėl tą pačią šeimyną, jie sėdėjo ant suoliuko, vaikas žaidė žaidimų aikštelėje. Ir kadangi tai yra mano vaikystės nuoskauda, tai pravažiavau pro šalį ir tuomet pagalvojau, kad reikia iki galo uždėti pliusus į tuščius langelius. Įkvėpiau, iškvėpiau, apsisukau, atvažiavau ir sakau: Labą dieną, ar jūs kartais į šitą mokyklą ėjote? Sako, taip. Ar turite brolį dvynį? Taip. Na tai sakau, čia reiškia atitinka kol kas detalės, tai manau, kad turėtumėte būti man dėkingas, kad negavote nuo mano klasiokės per veidą prieš 5 metus, truputį anksčiau nuo manęs, bet sakau, norėčiau truputėlį plačiau papasakoti. Viskas prasidėjo maždaug prieš 25 metus. Šokio repeticija, viena mergaitė neatėjo į ją ir mes su draugu pasisiūlėme atlikti karžygišką žygį, eiti ieškoti mergaitės, aišku, su intencija, kad mums reikės mažiau šokti. Ir šiaip gal nuotykių turėsim, tai nuotykių ir turėjom. Mus einančius apstojo 3, 2 prieš 3, 2 iš jų vyresni nei mes, užlaužė mūsų rankas, jaunesnis šitų brolių draugas pradėjo daužyti mums į pilvą, po kurio laiko mus paleido. Ir va šita nuoskauda jinai mano sąmonės ir pasąmonės šešėliuose buvo maždaug 20 metų, kol įvyko toks įvykis. Buvom su klasiokais susibėgę, pasidarė klasės sutikimą ir einu kavinėje į tualetą ir pamatau, kad sėdi brolis. Aš praeinu, kol atlieku gamtinius reikalus, galvoje verda reikalai, vėl nuoskaudos ir ateina suvokimas ir palengvėjimas. Ta akimirka patyriau 2 palengvėjimus – pūslės ir emocinį palengvėjimą. Išeinu, ateinu prie stalo ir pasakoju visą šitą ir mano klasiokė sako, aš irgi mačiau, kad jisai ten sėdi ir sako, kai jau pro šalį, sako, taip norėjau jam trenkti už vaikystės skriaudas. Ir tada mes pradėjom kalbėtis, kad viskas, man jau palengvėjo, man jau atėjo supratimas, kad tuos akmenis, kuriuos galbūt kažkas ir užkrauna, bet aš pats galiu juos numesti. Kitas, tas, kuris užkrovė, jisai nenumestų akmenų, tik tais aš pats galiu jų atsisakyti. Ir toje vietoje jinai, ta klasiokė sako, nu ne. Jinai negali, dabar taip paprastai ir atleisti. Ir va dabar nuo tos situacijos praėjo 5 metai, aš visą šitą pasakoju, šitam žmogui tiesiai į akis, sakau, man tai jau viskas gerai, bet sakau, dar yra žmonių, kurie vis dar nešiojasi. Ir tuomet šitas vyras pradeda dalintis, kad jisai visiškai atsimena aiškiai, ką buvo pridaręs, kad dabar jo vaikas yra veidrodis viso to elgesio, nes jo vaikas elgesi ne pagal normas, dėl to jau jam tenka kentėti. Istorija kartojasi ratu ir žmonės vienaip ar kitaip gauna grįžtamąjį ryšį. Jisai džiaugiasi gavęs iš manęs grįžtamąjį ryšį ir pasakė frazę, kad net jeigu tai vyko prieš 25 metus, bet vis dėlto praeitis gali keisti dalykus, kurie vyksta dabar. Tai aš tikrai esu patenkintas, kad vėlgi toje vietoje reikėjo drąsos, išdrįsau, atėjau, pasidalinau, po to paskambinau klasiokiai, paskatinau savo akmenis numesti. Jinai dar manęs paklausė, sako, tai dabar jau tau dar labiau palengvėjo. Aš sakau, ne, man jau prieš 5 metus palengvėjo. Ir linkiu tau pasilengvinti. Tai jeigu turit kažkokių akmenų,
kartais būna, kad žmogus nesuvokia, kad turi akmenų, kol nenumeta jų. Tai dėl tos priežasties reikia į save gilintis ir atsisakyti to, kas yra iš tikrųjų sunku. Nusimeskite savo akmenis. Iki.